kibimas per lietų, prispaudė. Ir yra kažkas gero. Yra. Ne, viskas gerai. Dar vienas. Stebėkit. Iš pradžių lengvoja ją, paskui... Eik tu savo. Yes. Kontaktas, Yes. Yra. O, toks. Ant gražus. Gražus antras. Antras. Nu kaip jums? Ketvirtas? Atrodo, šitos neknudžiau, konai. Keistas. Ketvirtas lynas. Labai lengvai traukės. Sveiki visi. Laikas žvejoti žiūrovai, mano žiūrovai. Atvykom prie ežerėlio šį kartą su senai matytu žmogum. Čia kažkur tai turi matytis Renatu. Į seną gerą vietą, prie seno gero ežero. Daug kas turbūt šitą vietą atpažinsit. Tai tiesiog pabandysim pasidėti per naktį, palapinių neėmėm, bandysim gaudyti visą naktį. Tikslas būtų lynas, ne? Karšiai galėtų ir nekibtų, bandysim pagauti lyną, bet nieko nesupyksim, jeigu užkibtų netyčia ir karšis. Tai va, bandysim padirbti. Kai kas alkoholio iš vis neėmė, pavyzdžiui aš. Bandysiu pagauti kažką tai. Tai bandysiu daugiau padirbėti su tašku, pasišert. Aišku, viena naktis, tai čia sunku pasakyti, kaip gausis. Bet ežeras gražus. Ežeras gražus šitas visada. Tai pabiškį ruošiamės ir greitai bandysim užmetinėti. Aišku, šiandien praneša tokį įdomesnį orą. Tai turėtų būti ir lietaus, ir griaustinio, bet praeitą kartą, kai karpius gaudžiau, irgi turėjo tai būti, bet nebuvo. Pažiūrėsim kaip šį kartą. Tai principe mūsų stovyklavietė atrodys taip, kai tiesiog skėtis su širmom nuo lietaus, jeigu ką. Ir pabiškį pradėjom nešti daiktus ir dėliotis. Šiaip labai įdomiai žydi vanduo, tokia mėlyna spalva, kažkoks kaip kokio brūdo būtų pripilta. Nu, bet tikiuosi prasivaikščios ir kaip tik ant tų žodžių pradėjo lietus, lašnot. Nu nieko, net cukrinį neištirpsim. Biškį padedu kamerą, užsidėsiu kitą kamerytę DJI-jaus ir ruošimės, kad šitos labai nesušlapintų. Gerai, bandom ruoštis. Vyksta pasiruošimas, jau meškerės sustatytos. Reikia pasiruošti įrankį šėrimo. Turiu spombą. Tai tarp kitko praktiškai savo žuklių net nebeįsivaizduoju be šito įrankio. Nežinau, kaip įmanoma atvažiuoti, žvejot. Tiesiog užsimest meškerės ir tikėtis, kad prigaudysiu žuvies. Man tai yra nesuvokiama. Tai va, spūdas. Šį kartą labai galingo spūdą neėmiau, pasiėmiau lengvesnį. 4,5, 5 LBS-ų. Čia būtų ProLogic firmos Bomber ST. Jisai tinka ir realiai kaip markeriui panaudot. Labai šį kartą viskas paprastai.
Jokių stalų, nieko. Bet daug patogumo. Tarp kitko, kas žvejojat visą laiką po žvejybos atleisdinėkit bugną, nes gadina įvaras tas. Tai va, spūdas paruoštas, dabar eisim po biškį prie šėrimų. Kuom šersim ir kur šersim. Kol kas pasistatau. Aišku, griaudžia, tai reikia meškerės tokias biškį toliau laikyt, nes gaudo žaibą kaip anteną. Tyva. Biškį prasisklaidė šitą nesąmonę, prasivaikščiojo, bet ir eisim ruošt pašarų. Žaibuoja, griaudžia, gražus dangus, ne? Greitai apie pašarą, tai tiesiog pašarą naudoju iš praeito karto, buvau užsišaldęs. Tai čia būtų flagmano firmos, man atrodo, česnakinis pašariukas ir turėjau nemažai užsišaldęs šitų dzikų. Čia dzikas. Spalvotas dzikas, tai nemažai sudėjau pašarą ir spalvoti džiūvėsėliai žalios spalvos. Tai pašaras toks būtų iš šėryklas, labai paprastai, bet labai riebiai ir skaniai, su daug mėsos. Šiaip gal idėja nelabai kokia, nes principė tai gaudyt žadu šituo bailiais, tai bet kadangi turėjau, tai sudėjau, gal išeis prisikviest norimo žuvies lyno. Turim ir sliekų, ir dzikų, jo. Renatas bandys, tai... Sliekas kukurūzas, nes jeigu gyvas masalas, tai pabandysim taip, naktį gal daugiau amboilių. Tai va, su daug mėsos, kaip matot. Gerai. Kadangi lynui ruošiamės. Šiaip toli nemesim tikrai. Bus apie kokių 25 metrus, man atrodo, užmetimas, nes toliau eina žolių juosta. Ir dabar einam pasiruošti greitai pašarą spombinimui. Kadangi žuklė labai greita, tai pašaras spombinimui bus, tai būtų konservuoti kukurūzai. Biškį nupilam skystį. Labai skubu dėl to, kad lietus ateina. Tai būtų kviečiai. Iš Jarbaits. Toks grinai grūdų miksas. Tada būtų konservuotas kukurūzas. Šutintas. Nerandu, kaip atsidaro peilis. Ai va, radau. Tada žirniai tiesiog iš parduotuvės. Būtinai pasiuostom, nesugedę, nes yra tekę nupirkti ir sugedusių. Ir labai svarbus dalykas kanapė. Visa žuvis ją mėgsta. Jokių granulių nieko nedėsiu, tik tai vien grūdinė. Pažiūrim, kaip tai viskas atrodo. Atrodo labai paprastai. Tiesiog daug grūdo. Gavosi kokie geri keli kilogramai. Manau, kad čia žukliai turi užtekti. Per vieną kartą nesušeriu, šersiu reguliariai kas kiek laiko. Tai va, toks būtų grūdų miksas. Manau, jisai turėtų puikiai suveikti.
Atraktantų jokių irgi nedėsiu. Šiukšlės būtinai susirenkam ir išmetam. Vieną pasiliekam nuorūkom. Ir po biškį einam šert. Nu va, susiradom tašką be žolių. Tai užsiklipsavom. Ir dėsiu kokias 4 pombas. Tiesiog maždaug per vidurį. Labai netoli. Reiks palikt. Dabar sušaunam prieš graustinį biškį pašariuko. Grūdų mikso. Biškį šeriam visą laiką arčiau, negu gaudam. Šį kartą atstumas tikrai labai juokingas, nes toliau užmetus žolės ir čia užmetus žolės, tai toks tarpelis 17 apsukimų tarp kuoliukų. Jo, 30 metrų nuo kranto, biškį. Netgi nestipriai metu, kad matot, kokiem juokingam atstume gaudysim. Nu, ir su ta toliau būtų galima užmesti. Gerai, dar vieną. Šaunam ir kol kas gana. Jo, čia paskui po biškių, po vieną, po dvi. Kas valandą. Sušerus visą krūvą, tai irgi. Nelabai. Taip, 4 pombos į tašką. Visio, ruoštis meškeris. Dėti sistemėlės, bailiukus ir bus galima bandyti užmetinėti. Meškerę toliau nuo savęs stačiai arba guldom ant pievos. Geriau atremsiu į medį. Visio. Maišą sudėsim šitus, ne? Tas vaikis pėdės. Gerai, ruošiamės, nekantrauju užmest meškerį. Tai va, ant pagrindinio valo, čia būtų ne pagrindinis net valas, čia būtų šoklyderis, užsirišu didesnę kilputę, 8 mazgu. Kodėl didesnė? Dėl to, kad jeigu norėsiu nukabinti sistemėlę, padrakinam, būna labai patogu. Traukiam mano surištas sistemėlės. Šį kartą bus su kasele. Inlinas. Tai tiesiog pasiėmiau kilpą į kilpą. Prakišam visą sistemą. Užsitraukiam čia. Užkliuvo, užmazgo. Užsitraukiam, kabinam šėryklą. Šėryklos bus tokios. Naudosiu 50 gramų. Nedideli karabinai. Principas toks. Po to užsikabins bailiukas, kaselė jie atitrauks ir bailiuko pavadėlis bus apie 10 cm. Tai tiesiog, kadangi noriu, kad šį kartą slankiotų, tai viršutiminį kembriką atitraukiu iki mazgo. Gausis, kad šėryklėlė slankioja ant pagrindinio valo, ant tos visos sistemėlės. Ir tokiu principu gaudysiu, o po to dar parodysiu vieną fintą, kaip padaryti, kad jum tikrai neužsipintų. Ir biškį noriu sutrikinti
valą pabandyti užmest, nes su šituo valu nei karto dar neteko užmetinėti. Ne, tiesiog noriu pažiūrėti, kaip super, skrenda super. Valą pagrindinį naudoju Katran firmos Synapse. Rimtas valas. 26 storio. Ir juodas pintas šokas. Tik ką liko pasidaryti lygiai tą patį su 2 likusiam meškerėm ir dėt pavadėlių su boiliuku. Palka šitą meškerę palieku, įimu kitą meškerę ir darau tą patį. Nu va, sistemėlė paruošta, boiliukas uždėtas. Prie kaselės tvirtinu kilpą į kilpą ir 10 pavadėlis metodinis su boiliuku apačioj, kur į boiliuką įsismeigia adatėlė arba sriegis. Tai tokiom sistemėlėm gaudysiu. Šiaip tarp kitko, jeigu kam įdomu sistemėlės, tai realiai už tam tikrą kainą galėčiau aš surišti jų. Čia būtent tiem, kas tingi labai raišytis, tai grubiai su mano medžiagom, tai už vieną sistemėlę be pavadėlio ir be šėryklos būtų 2 eurai. Tai jeigu kažkas tai norit, tai galit kreiptis. Tai va. O dabar dėsiu pašarą ir neužilgo užmetinėsiu ir lauksiu pirmo kibimo. O kaip padaryti, kad nesusipintų, irgi tuojaus parodysiu. Šiaip pagal idėją ir šiaip neturi susipinti, bet dėl ramios galvos parodysiu tokį fintą, kaip viską padaryti. Gerai, einu, atsinešu pašarą ir metam. Tai va, dabar fintas parodysiu, kaip žolynuose neužsipint. Tai yra lygiai tokia pati sistemėlė, kaip ir rodžiau. Ir dedam pašarą į šėryklą, užspaudinėjam. Taip, įspaudžiu pašarą, lieka štai tiek vietos. Imu tokį įdomų daiktą, tokį kukurūzą. Jį statau ir dar užspaudžiu pašarą. Tada pasiemu kabliuką ir įkabinu jį į tą kukurūzą. Štai taip. Viskas, sistemėlė paruošta. Faktas, kad nusileis į žolės ir tas kukurūzas tenai gražiausiai ištirps, jisai dings. Tai aš būsiu garantuota 100%, kad nieks neužsimetė. O tuos kukurūzus galite nusipirkti tiesiog pašte, tai yra pakavimo puta. Kam jinai skirta, kaip supratot, pakavimui. Ir jinai yra pagaminta visa iš krakmolo. Jinai per kokių 15-20 sekundžių tiesiog ištirpsta, išnyksta. Tuoj pademonstruosiu vieną pasiėmęs jom. Tai tiesiog dedam ją į vandenį ir matome, kad jinai jau mažėja ir visa linksta. Tai yra paprastas krakmolas, kuris tikrai nekenkia nei žuvim, niekam. Karpininkai jas taip pat naudoja, aš naudoju karpių žvejybai. Tai yra labai geras daiktas. Kabliuką užspaust, kad
arba į PVA koinytę įdedu, kad tiesiog PVA koinytę nusileidus ant dugno jinai pakiltų ir po to iš lėto nusileistų, gražiai atsistotų. Tai gerai, kaip ir su šituo reikalu viskas aišku, užmetinėjau trečią meškerę ir laukiam kibimo. Ir štai vienas kibimas Renatui patampimas. Ant slieko kukurūzas. Tai smulkmė turbūt užtampys. Gerai, metu trečią meškerę. Kur čia užsikabinau? Gavom biškį lietaus, tai prieš lietų spėjom užsimest, pastovėjo meškerės kokių kiek čia, 15 minučių ir realiai pradėjo lyti. Tai kaip ir viską spėjom padaryti pagal laiką, tai dabar sėdim po skėčiu. Pagavom vieną raudę. Raudę vieną, Renatas ištraukė ant slieko, ne? Jo, sliekas kukurūzas. Smulkmė ant slieko reiks dėt vailiukus. Greičiausiai, bent jau nakties. Aš tai netgi su gyvulinė kilme net nežaidžiau, tai iškart boilius susidėjau, tai kibimo jokio dar neturėjau. vakare pabandysiu prieš temsant dar suslieku, jeigu smulkmė bus, tai tada tikrai boilius. Dėsiu boiliukus. Laukiam, kol nustos, tai eisim persimetinę. Jau. Dirbti, dirbti, dirbti. Kibimas per lietų prispaudė. Ir yra kažkas gero. Ir turbūt atitrūko. Atitrūko. O, Renatui žuvytė užkibo. Karšiukas. Neblogai. Neblogai. Nedidelis, 700. Va. Ja, užkibo ant palėtės. Renato žuvytė. Palėtė buvo tutti frutti. Tutti frutti, paleisk. Per mažas. Gražiai kabink. Gerai, gražiai. Žiūrėjom atgal. 5-700. 5 gal. Jeigu plauka. Iki. Tokiu mes neėjame. O, gumtės. 2 dykūnai ir su gumutės tutti frutti šitas kur. Timatas. Jie būtų pasteisę. Senobiniai. Ir svarbiausias stovėjo, nieks nekibo. Bet nepasakyčiau, kad ir kibimas buvo. Aš net pakirtau. Ir galvoju, nieko nėra, gal kokia koja. Jo, bet į tiesiai niekur šonus nesimėtė keista. Vieną kibimą turėjau, bandžiau filmuot, bet gražų irgi prispaudė. Gražiai, jutau, kad kažkas tai gera, bet atitrūko. Matyt, už lūpos šono. Nieko, laukiam toliau, pradžia yra vienas karšiukas ir vienas gražus dar kibimas. Dar vienas kibimas Renatui, čia jau bus baikesnis. Duok, paimsiu graibštą. Dėl visako. Dėl visako. Gražus virš kilo bus. Opa. Gerulis. Nu, davai. Renatas jau pavalgęs. Davai, nusifotkinam. Parodam žmonėm. Nu va. Spakainiai. Imk. Lauk, samtelį. Gražus. Bus kilas tikrai. Karšiukas. Nukrito ant žemės. Nu, yra kaip yra. Toks jau. Nes vis tiek yra mintis keletą pasimt į rūkyklą. Jo. Tai va tokius tikrai nemažesnius. Ir nemanau, kad labai didesnius, nes irgi neskanus. Jo.
Pradžia yra. Duok 5. Strypelį tą Paulio padaugtų. Ten 3 metrų. Sakau, kad tai būrys gal visai. Antras karšis. Bet dabar šitą, kur daviau, ten tipo česnakas. Maikė tokį žinokį. Taip turi būti. Man kibimas. Jeigu ištrauksi žolių, tai bus dar viena žuvytė. Praėjo? Jo, praėjo. Trečias žuvinas, o ne? Žuvinas trečias. Arba atsikabina žalėse, plaukia nuo mane. Burbulai tik nuo ją. Gali būt, kad atsikabina. 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 Ant valtelį. Neatsikabina. Lydeka bušovus, ne? Ne. Šovus, va, lydeka, lydekos. Leido ir paskui. Jo. Nu va, nespėjau kameros jungt, Paulius išėjęs buvo. Teko vienam pasidarbuoti. Kameros nespėjau, tiesiog gal ne tą nuspaudžiau, bet lyną va, gražų amboilio papuolė. Ir vėl kibimas. Jo, ir vėl kibimas. Šitas tai gražus. Gražus, virš kilogramo tikrai bus matus. Jo, nespėjau tiesiog kameros jungt. Tai mūsų tikslas į lynų. Jo, kaip sakėm, lynai, tai turėtų lynai būti. Barboilį užmestų visi tai jau. Typ, nebus gal, blė. Pasakė, tai ketvirtą buvo. Atvažiavo aš taip. Jo, pusę 6 vakaro. Ir galiu pasakyti, kad po lietaus situacija ganėtinai įdomi. Aišku, aš neištraukiau, gražus kibimas buvo, bet Renatas pagavo 2 karšius. Vienas apie pusės kilogramo, kitas apie kilogramus gal su viršum, nesvėriam. Taip grubiai iš akies. Ir gerą liniuką. To, ko mes atvažiavom. Tai dabar ežerėlis nurimo, štilius. Nežinau, ar tai gera, ar į blogą, bet reguliariai bandom šert kas valandą po kelias pombas, duot garso žuviai. Ir keičiam boilius, bandom. Šiaip ant boilio, ne, principė? Jo. Sugaudė ant boilio, ant geltono boilio, kaip ten česnakas berods, ne? Česnakas, brasiam gal plaukiantis. Tai visai smagiai, kol kas pradžia daug žadanti, o kai bus toliau, matysim. Man biški šiek tiek liūdniau, laukiu kibimo kažkaip tai, bet nesulaukiu. Nieko. Reikia energetinę išgert. Gerai. Laukiam. Dėlio nebus. Turbūt nespėjau užmest. Nors kažkas tai yra. Paimk, Renatai, šitą meškerę, kurį mečiau į vandenį. Kurią? Va šitą, kur vandenį guli. Iš vis paimk? Aš ją užmečiau, ne? Ar pradėjau vyniot? Čia mano kabinai gal? Jo. Gal lynas gal dirbt. Gali. Nes labai jau nesduoda jisai. Gal lynas. Lynas. Gal išėjo. O, gerulis. Šiaurėn. Nenoriu labai presuot, žinai. Eik tu savo. Yes. Yes. Ir. O, toks pats. Ant gražus. Gražus, antras. Antras. Žiūrėk, ant kokio builiuko. Oho. Miniatiūrinio. Nu. Paėmė.
Gerai. Bet tik užmetai. Tai nespėjau įsitempt. Kažkies. Čia įjungta? Jo, dega priekį. Palauk, tu šitą užmetinėjai iš karto užkybą. Aha. Hebra. Gražus. Tarp žolyno. Antras lynas per žuklę. Šaunu. Smagi žuvis. Ir nemažas irgi toksai. Nešam su šito. Leisim. Nu, prašau. Yes. Dar kartą pademonstruosiu, kaip vyksta viskas. Įsidedu iš šėryklą pašaro, pasiemu kukurūzą, statau kukurūzą ir užspaudžiu jį. Tada pasiemu bailiuką, mini ir jį smeigiu į tą kukurūzą. Taip. Taip. Ir metam. Visos 3 meškerytės permestos. Svarbiausia nepatraukti per dugną. Atsilaisvinam stabdžius. Pasidarom eigą didesnę. Taip. Ir kas belieka laukti kibimo. Šiaip tai pastebėjom su Renatu, kad dirba geltona spalva. Tai šokoladas, tai būtų 8 mm CPK firmos ir Match Pro firmos ananasas 6 mm. Dabar lyną pagavau ant ananaso ir vėl turiu kibimą. Kilstelėjo. O pabandom biškį lauktelt ir pažiūrėti. Visą laiką kibimas arba valanda laiko ir duodam porą šėryklų. Ta prasme, ne porą šėryklų, o porą spombų. Ir faktas, kas pusę valandos maždaug permetam visas meškeres. Nu, reikia dirbti, ne alų gert, ne? Permečiau visas 3 meškeres, dabar Renatas visas meškeres permetinėja. Kadangi žalėtas dugnas, tai tikrai neverta užsimesti ir pusę dienos laukti po kibimo. Reikia dirbti. Nori pagauti, reikia dirbti. Aišku, nesakau, kad mes čia jau prilupam, bet pradžia vis tiek yra nebloga. Dienos metu pagauti 2 lynus, 2 karšius, jau neblogai. Renatas gaudo kitokiom biškį sistemėlėm. Aš taip pat jas naudoju, tik šį kartą noriu išbandyti
inlainus. Tai principas trumpas pavadėlis 10 cm, šeriklelė, kaip matot, su labai daug mėsos ir fiksuota šerikla. Būtinai, kad keliant builiuką iš karto kabintųsi į lūpą nuo svorio. Vėl spūdelis rankoje. Reguliariai. Pusę valandos kibimas ir šaunam po vieną spombą. Nedaug, kad žuvytė turėtų biškį maisto. Netoli, distancija 30 metrų. Nu dar vieną, kad jau Renatas stovi, tai biškį kairiau. Dar vieną spombą ir vėl laukimas. Įmas Renatui. Pašikau. Jo, į tūliko kaip tik. Turi? Turi kažką. Įmam krypštą. Nu, davai. Lyna. Nebus labai didelio, man atrodo. Nekyla? Jau pradėjo. Lynas. Nepresuok labai. Laikyk vienoj vietoj. Ir. Ne, viskas gerai. Dar vienas. Stebėkit. Iš pradžių lengvoja ją, paskui... Trečias lynas. Atkrenta sunkiai. Ir visi tokie standartiniai. Gal šitas biški mažesnis. Irgi ant geltono builiuko suskaldė. Jo. Tas pačias nakinis. Iškabink. Apatinės lūpos. Kaip gerai pagėt. Dar taip. Čia vadinasi mėrtui iškasigabino. Ir nešam į setuką. Prašau. Nu ką? Šūlika nenuveisi, jau čia viskas aišku. Prispaudė, laiko, gali. Yra. Kažkas nedidelė. Ne, koja bus. Būna ir tokių žuvų. Žiūrėjom namo. Taip gražiai kybo, tikėjaus, kad vėl kažkas tai gražaus. Tai va, sistemėlė. Pavadėlis 10 cm. Kabliukas X-Feeder Kaizu firmos. Ir ant galo stovi adatėlė builiukui smeigti. Tai tiesiog imu builiuką. Mažą.
6 mm. Ir smeigiu į bailiuką. Pas mane bailiukai, ant kurių gaudau, visi skęstantis. Renatas ant plaukiančių, man atrodo, gaudo. Renatas ant plaukiančių gaudo. Galiu parodyti modelį. Taip, pasiemam vieną kukurūzą. Taip. Irgi geltonos spalvos. Jo. Geltonos, bet plaukiantis. Jo, plaukiantis geltonos, tai va. Renatas kol kas nelenktyniaujam, bet laimi. Aš turiu vieną, jis du. Štai taip. Įsiveriam. Bėk, geras ženklas. Ir užmetinėm. Pristabdžiau tam, kad ir aišku per toli neužmest, o kitas dalykas taip gaunasi, kad įsitempia valas ir nepadaro kilpos didelės. Greičiau viskas įsitempia. Все, permesta. Laukiam toliau. Bet toks gražus kibimas buvo, vėl tikėjaus, kad bus lynas arba karšis. Toks iš lėto pritraukimas. Kateris tik biškį ramybės neduoda, ten priekį plaukė. Tampo žmogų gali ant kažkokios nesąmonės, tai vis bangos pareina karts nuo karto. Bet nekyla į viršų. Nekyla. Man atrodo, paimsiu. Palauk. Dar vienas liniokas. Gražus. Nu kaip jums? Ketvirtas? Atrodo, šitos nekliudžiau, ko ne? Keista. Ketvirtas lynas. Labai lengvai traukės. Ar jau keturis? Atkabink. Na, čia kaip čia įdomiai. Kaip čia įdomiai. Mėrtva. Mėrtva. Dėk, čionai. Norėjau permesti. Kaip tik šitos nenorėjau permesti. Dar vienas lynas. Gal viskai sakau, kad permeti tenai, tai užkliuoja. Va, sveiki. Kameros nebuvau užsidėjęs ant Jo, galvos. man kibimas buvo, aš pusę kelio patraukiau, o aš nepastebėjau, kad Pauliaus jau buvo prispausta. Net negirdžiau, nusėt abiejų supipsėjo, mat aš tik prie savo žiūrėjau. Radom įtemptą ir lynas. Atėjau iš miškelio ir radau Lyną. lyną užkibusi. Jo, kol aš traukiau, jam jau prispaudė, nes jie negirdėjau. Gerai, sąskaitoj 5. Šiandien, kaip sakiau, kukliai, paprastai, skėtukas, 2 kėdės. Bandysim naktį nemiegot. Ant rytinio kibimo pasidėt, pasižiūrėt. Ir vakaras, arba irgi prieš temstant vakare. Jo, būtinai. Jau nuo kokių realiai 6-7, tai iki 12 nakties Taip. faktas. Nors yra papuolę šitame ežere ir naktį. Po 11 tik tai kibimas atsirado. Jo.
Tai čia nežinia, žodžiu, nepabandęs nesužinosi. Ežeras gražus, daug kas atpažinsit pagal šitą, bet į komentarus nieks nerašot. Tai vat, nepamirštat palaikinti, paprenumeruoti ir laukit kitų video. Aišku, šitas dar nesibaigė, bet bus daugiau karpių, karšių, plūdinės žuklės. Pinigavimo gal. Nebus. Nebus pinigavimo. Nebus pinigavimo. Pas man nebus, reiškia. Spiningavimas yra toks jau dalykas, kurio nebus. Nusėt nekimba, už tai nebus. Kimba, bet tai žinai, droži, neįdomu filmuoti. Tai jau. Kažkas tai yra. Čia tik atrodo gal nedydžiai. Gal įsivaizduoju. Paimk Renatai šitą meškerę, kurį mečiu. Kurią? Va šitą, kur vandeny guli. Iš vis paimti? Ne. Aš ją užmečiau, ne? A, tu nevisi. Aš pradėjau galios. Kaip mano kabina gal? Jo. Užnešė gal lynas gali. Gali. Nesivėjau nežinodai, tai gal lynas. Gal išėjo. O, gerulis. Kairiam. Nenoriu labai prieštuoti. Yra kontaktas. Yra. O, tas. Teko plėžį pagaut man karšių. Nu va, turim 8 valandas vakaro. Kol kas kibimas biškį apstojo, bet iš dalies turim 4 lynus ir 1 karšį gripštuose. Tai principe kažkaip tai Renatas iš vis nusiėmė, visus liekus liko tik tai ant boilių. Aš irgi tik tai ant boilių, nes neverta sėdėti ant kojytės visokios ima, kojos raudės. Greitai tampa vailius. Tai dabar kažkaip apsiramino, dar lietus biškį nulijo. Vėjelis pakyla, bet kol kas nieko. Tai pabandysim dar biškį mest pašariuko ir persimest meškeres. Šiaip debesys sukasi ratais, tai labai nemaži. Tai parodysiu. Visur tokie galingi. Griaudžia kažkur tai girdisi vienoj pusėje. Kibimas Renatui. Yra. O, pinsi, ne? Lipk ant kalniuko. Man kibimas. Gal kliuvo už, man atrodo, tai kairėna eina, bet geras bus. Tikrai? Čia tai geras bus. Tai tau atrodo, nes su mano valu užsipynė. Pala, netėm. Viskas gerai yra. Dar vienas liniukas. Kelintas? 6. Nuotraukite. Dar vienas kibimas Renatui. Gali būti visko. Nėra? Yra kažkas. Tada pažiūrėsim, kas ten yra.
Draugelis. Karšynas. Karšynas atėjo. Mažas karšynas. Kanda. Karšiukas. Toks delninis. 400, kokie 300. 370. 6. Oho, su patykęs. Šitą paleisi. Šitas plaukia namo. Kibimas. Bet nujaučiu, kad gali būti karšis. Labai jau lengvai. Ir nedidelis turbūt. Nereikės, man atrodo. Ja, arba kuoja, arba karšis. Mažiukas. Ne, plakis. Oi, ne, raudytė graži. Bliama, graži. Ne, raudė. Ai, raudė, jo. Raudė. Nu gerai, kol kas ją biškį pasilaikom. Tokia zdarava. Yra? Gal galų nesusikydė. Yra ir kažkas gero. Kibimas buvo geras. Spaudė dremas, kaip dremas. Ir šoną neina baisiai. Jau lynas jau šoną neina, tai žinau. Aš neduoku šiandien. Kitą prispaudė, ar ketvirtą jau lygiai. Čia aš tu. Ne. Tu. Kitam kitą, aha. Link manęs, aha, dabar va čia. Yra? Dabar tai yra. Dabar tai yra. Parodyk. Įmečiau į vidų. O, čia jau gražesnis. Bet geras kaimynas buvo. Supranti. Gražesnis liniokas. Geras. Čia jau pusantro. Jo. Ir kibimas prispaudė drebą. Pakirtau, dar paskui barabaną suspaudžiau rankom. Zyzė. Uždėk ranką iš apačios ant jo. Dar vienas kibimas. Jau šiaip reikėtų ir išsitraukti prožektorių. Čia atsargiai neužlipa man meškerės. Duok man praeit. Čia tu? Lynas. Mažas. Ai. Ne, nu apsisukė. Dar vienas linukas. Baigiu filmuoti. Reikia atpainiot. Ai, nereikia atpainiot. Egzempliorius plaukia namo. Nekankinsimės lynų, nacionalinė žuvis, vis dėlto reikia saugoti. Pusę kilogramo galima imti, centimetrų užtenka, bet jeigu auga. Nežinau, ar dar matysis kažkas tai, bet dar vienas lynas. Prašom. Šitas normalus. Nu čia mus biški užtūsė, nespėjom net permeti net meškerių, kiek 9 ar 10 ar 9 lynas, man atrodo. O dabar yra apie 11 valandą vakaro. Tai jau praktiškai turbūt per kamerą nelabai kas matosi. Tai eisiu prožektorių ant galvos užsidėsiu, o kamerą kabinsiu ant krūtinės. Tai šiaip netai pavyko 2 meškerės persimest. Ir dar vieną reikia persimest. Ir tada kažkaip tai ramiai
persidėt batarkę. Šiaip kibimas geras. Ko atvažiavom, tą ir gaudom. Kibimas, bet čia nebus didelė žuvis. Turbūt. Nors eina į šoną. Link tavo, link ta, ne, čia. Karšys. Urva už visų. Užmušė, blėt. Nebesiekėsi. Nu. Karšis. Gerai. Palaikyk šitą. Kabinti žuvį. O kur mano karmuškė? Gerai. Karšiukas keliauja namo. Blemba, toks 700 gramų irgi jau geltonas. Viso, paleistas. Blemba, gražus šiaip, ne? Jo, štai geras. Gražus. O. Toks. Eikit. Pasakojai savo istoriją. Jokio keiksmažodžio nebuvo. Tik nespardėk. O, prašau. Karšiukas. Jo, geras karšiukas. Toks. Tos dešinės net nepermitinėjau, tai lyno. Dar vienas karšis. Irgi toks kilograminis. Gal ne visai. Bet jis keliaus atgal. Ir tarp kitko, kad tik Renatas ištraukė velyną. Jo. O dabar yra 2 valandos nakties. Ai, ne, karšys galbūt kyla viršum. Karšiukas. Dar vienas karšiukas. Nedidelis. Bet kimba ir karšiai, žiūrėk, prasitempė į valą. Jo, čia buvo klaida. Gerai, graibšto nereikės. Karšiukas. Plau, karšelį. Apsimeta negyvų. Labas rytas. Taigi, šiek tiek apie šią žūklę. Atžvejojom realiai vakar visą dieną ir visą naktį. Realiai nemiegojom. Nerealiai, o iš viso nemiegojom. Kibimas galiu pasakyti, kad buvo tikrai neblogas. Pavyko pagauti 11 linų per abu. 5 karšius, aišku, turėjom dar ne vieną atitrūkimą, bet tebūnie. Žuklė, skaitau, tikrai pavykusi, nes planavom gaudyti lyną ir gaudėm. Nemažai lyno sugaudėm, šiaip tokia viena iš retesnių žuklių, kur tai pasiseka.
Tai ką galiu pasakyti apie visą kibimą ir šėrimą ir ant ko kybo, tai sistemėlės labai didelės įtakos nedarė. Ar Renatas gaudė su tom tokiom senoviniam, ne senoviniam, bet kriaušim, tokiom arbūzais. Tai aš gaudžiau inlainu, gal šiek tiek ant arbūzo geresnis pasikirtimas, bet principe labai daug įtakos nedaro. Tada kitas dalykas, tai šėrimas. Šert svarbu, nemažai šert reikia ir ne vieną kartą. Po truputį pagavus vos ne 1-2 žuvis ir šiaip jeigu tik tai kibimo nėra kokį pusę valandos, valandą, viskas porą spombų į tašką ir vėl laukiam kibimo. Pašaras buvo naudotas pats paprastas Flagman firmos ir labai daug buvo įdėta skandintų, šaldytų. Aš buvau užsišaldęs musės lervas, tai vienu žodžiu tikrai pusę kilogramo kažkur tai ant 2 kilogramų jauko buvo supilta. 2 kilogramų jauko gerai išbrinkusio užteko mums žūklei. Pats pūdinis miksas tai buvo grūdų miksas, buvo konservuoti kukurūzai, tada marinuotas kukurūzas, kvietys, kanapė, žirnis. Realiai sušėrėm per šią žūklę kokius, 7 kilogramus, gal grubiai, gal biškį mažiau, 5 kilogramus. Jauko. Tai va. O dėl žuvies, tai karšius paleidom, po keletą lynų pasilikom į rūkyklą. Tai ką, dar kartą galiu pasakyti, kad žūklė tikrai pasisekus. Jum visiems dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirštam palaikint, pasubscribint ir laukit kitų video. Man atrodo, sekantis video bus plūdelė iš valties. Bandysim irgi gaudyt lyną. Tai va, iki visiems ir iki kito karto.